Šiandien vėl gera naujiena ir klausimas buvo toks. Kaip parinkti pultelį, jeigu FAC brandas nutraukia gamybą būtent THE modeliu. Čia toks permatomas pultelis ir jis jau nebegaminamas jau daug metų. Tai tiesiog galima sugeneruoti, nukopijuoti tą kodą į naujus pultelius. Jie turės būtent tą kodą. Tas kodas dabar vadinasi tai XRC FAC. Tai tiesiog dabar mes turim analizatorių, dabar matom, kad ant analizatorius yra pavadinimas CAME, tai reiškia būtent to pultelio. Ir dabar pabandysim paspausti mygtuką ir žiūrim, parašė FAC RC. Tai šitas pultelis turi FAC RC kodą ir dažnį. Tai čia yra iš populiariausių tokių pultelis, labai stabilus veikimas, didelis nuotolis ir baterija 12 voltų. Sekantis pultelis labai mažas pultelis, matom vieną mygtuką, bet iš tikrųjų yra du mygtukai, iš viršaus vienas, o iš apačios kitas. Tai dabar vėlgi nuimsim tą kodą, vėlgi CAME matom ir dabar vėl pažiūrėsim. Kaip matom, irgi FAC RC. Dabar turim tokį universalų pultelį, jis vadinasi HRmatic, jis naudojamas tada, kad jeigu į vieną tam tikrą būtent tokį pultelį reikia įrašyti keletą tų sudėtingų pultelių, kaip FAC, BFT, Herman ir daug kitų. Tai dabar žiūrim, ką rodo tas mygtukas. Mygtukas rodo, kad čia yra FAC RC. Ir dabar dar vienas gražus pultelis. Jis yra toks kaip aksominis. Ir dabar irgi parodysim, ką rodo tas mygtukas. Matom, kad šitas mygtukas rodo, kad irgi kodas yra FAC RC. Tai reiškia toks arba toks pultelis, visi jie tinka būtent varto automatikai FAC ir būtent tam pulteliui pakeisti. Tai yra THE. Tiesiog toks pultelis pats pigiausias 20-25 po 30 eurų.